Kelk sėdmenis. Antra kortelė. Patogiai įsitaisykime. Jauskime savo saugią malonę erdvę. Rankas ištieskime į išorę ir sulenkime taip, kad delniukais žiūrėtų mums į krūtinę. Išlaikykime rankų padėtį lygiagrečiai vienoj pečių linijoje. Pasižiūrėkime, kad jie neįtų į viršų, neįtų į apačią, o jaustumėtės trupusiu su tokiu tempimo jausmu. Pagalvojame ir fiziškai suvedame pečius atgal, tai mūsų mentis susitraukia. Kūno padėtis išlaikykime stabiliai vienoj linijoje, ne orientuokime, kad išsitiešti iš juosmens, o suveskime pečius atgal. Jaučiame rankose tempimą ir atliekame 10-30 kartų sukamosius judesius į vieną pusę ir į kitą. Išlaikydami pečius atgal, tai yra išlaikydami mentis suspaustas prie stuburinės dalies. Jaučiame truputėlį nepatogumą, sunkumą. Tai nurodo, kad mūsų kūno padėtis, mūsų raumenukai aktyvinasi, dirba. Ir 10-30 kartų į vieną pusę ir į kitą pusę. Suka alkūnės, ne pečiai, ne riešai, o iš alkūnių. Kelk sėdmenis.